Juozas Tumas Vaižgantas. Lietuvių literatūros klasikas, publicistas, daugelio laikraščių leidėjas. Vaižgantas. Katalikų bažnyčios kunigas, gimtojo krašto patriotas, kultūros skleidėjas, nenuilstantis vertybių puoselėtojas. Pagaliau, labai paprastas, nuoširdus, kuklus, jautrasėlis, humoro nestokojantis žmogus. Jo gimtinė Maleišių kaimas Anykščių rajone. Nuo jo iki Kamajų tik 11 km. Sodybos vietoje dabar stovi paminklas rašytojai. Paminklą sukūrė skulptorius Bernardas Bučas. Čia pat, greta buvusios sodybos, Vaižganto karinių personažų skulptūrų parkas. Šios skulptūros skirtos garsiai apysakai Dėdės ir Dėdienės bei kitiems rašytojo kūrinių veikėjams. Skulptūrų kūrėjai Anykščių krašto menininkai. Į rašytojo tėviškę veda įspūdinga liepų alėja. Net 120 liepų, kurias minint Vaižganto 122-asias gimimo metines, sodina įvairius žmonės – mokiniai, mokytojai, mokslininkai, dvasininkai, aktoriai, žurnalistai, to paties kaimo žmonės, įvardai įamžinti lankstinuke. Dabar tai graži, rūpestinga, išpuoselėta liepų alėja, žydėjimo metu užverianti nepaprastu kvapu. Svėdasai taip pat mylimas rašytojo kraštas. Čia palaidoti rašytojo tėvai. Tumų šeimoje beje gimė 10 vaikų, iš kurių jauniausias ir buvo Juozukas. Vaižgantas dažnai lankydavosi gimtajame krašte. Svėdasų bažnyčioje buvo krikštytas. Vėliau tapęs kunigu, aukojo pirmasis šventąsias mišias, ne kartą yra sakęs pamokslus. Rašytojo atminimą saugo miestelio centre stovintis paminklas, pastatytas 1937 metais. Kaune, kuriame Vaižgantas gyveno 13 metų, šiandien gausiai lankomas rašytojo butas, dabar muziejus. Čia visi daiktai, baldai autentiški, daug paveikslų, knygų. Gyvename šiame bute, Vaižgantas turėjo šuniuką Kauką, laikė kanarėles. Kasmet šį muziejų aplanko virš 4000 žmonių. Visai šalia buto muziejus yra Vytauto Didžiojo bažnyčia, kurio rektoriumi buvo paskirtas Vaižgantas. Labai rūpinęsis bažnyčią remontuoti, prikelti naujam gyvenimui. Šalia Vytauto bažnyčios bronzinė skulptūra, vaizduojanti kunigą kartu su jo numylėtiniu šuneliu Kauku. Vaižganto atminimas gyvas. Jo vardu Lietuvoje pavadinta 17 gatvių, mokyklos, skaitomi jo kūriniai, rengiamos literatūrinės šventės, minimas sukaktys. Gimus mažajam Juozukui, motina paskyrė jį būti kunigu ir mokė eiti tą kryptimį. Vaižgantas priklausė Pranciškonų ordino tretininkų atšakai, pasiaukojusiai dirbti tarp pasauliečių. Per 10 metų, tarp 1920 ir 1930, kunigas Juozas Tumas sakėsi sutuokęs net 1375 jaunųjų poras. Juozas Tumas Vaižgantas spaudos susigrąžinimo laukia kaip pavasario. 1896 metais Vaižganto brolis Jonas buvo areštuotas gabenantis draudžiamą spaudą. Juozas dėl brolio likimo tiek išgyveno, kad per naktį pražilo. Reikšmingiausias Vaižganto kūrinys – karo tematika, apsakymus rimai ir nerimai. Stambiausias grožinis veikalas yra Pragiedruliai. 1928 metais Vaižgantui įteiktas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 2 laipsnio ordinas, o 1932 metais Vytauto didžiojo 2 laipsnio ordinas. Dažnai buvo vadinamas deimančiukų ieškotoju. Ieškojo naujų kūrėjų, talentų, taurios sielos žmonių. Tumas Vaižgantas tapo mylimiausiu savo meto žmogumi, pasižymėjo toleranciją ir palankumą. Amžinajam poilsiui Vaižgantas atgulė Kaune, buvo palaidotas Vytauto Didžiojo bažnyčios požemiuose.